Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas pakrikštytas vardu Mintis ir oficialiai paleistas į plačiuosius mokslo vandenis. Iškilmingoje laivo krikštynų ceremonijoje dalyvavusiai prezidentei Daliai Grybauskaitei tai jau antrasis krikštijamas laivas šiais metais. Dar visai neseniai prezidentė dalyvavo laivo Independence sutiktuvėse. Dalia Grybauskaitė sakė, jog šis naujas mokslinių tyrimų laivas padės Lietuvai įsitvirtinti Europos jūrinių tyrimų ir inovacijų erdvėje. Labai džiaugiuosi, kad abu laivai surišti su mūsų ateitimi. Vienas su mūsų energetinė ateitimi ir laisvė, o šis su mūsų mokslu ir mokslinė ateitimi. Ir ne tik tai mokslu. Tai rodo, kad mūsų žmonės sugeba patys pastatyti tokį laivą, kad galime naudoti aukščiausias technologijas ir naujausias, kad tokį laivą vėl pasistatome savo jėgomis patys, savo lėšomis, o galėsime padėti tyrimus daryti visą Europai. Taigi tampame ir mokslinė jūrinė valstybė, ne tik jūrinė valstybė. Simboliškai laivas Mintis į mokslo vandenis išplauks jau kitąmet, Klaipėdos universitetui minint 25 metų veiklos jubiliejų. Laivas bus naudojamas moksliniams tikslams ir įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti, vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kitą. Laivas Mintis prisidės prie jūrų ūkyje planuojamų stambių infrastruktūros projektų bei padės įgyvendinti ES jūrų politikos siekius. Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio teigimu, labai svarbu, kad Klaipėdos universitetas itin vystytų ir plėtotų jūrinių mokslų kryptį. Vienintelis šansas, ko gero, išlikti Lietuvoje universitetų, Klaipėdos universitetui, jeigu jie paims aiškiai regionui reikalingą specifiką, jeigu jie taps jūrinės valstybės, jūrinių universitetų, nes socialiniai mokslai gali būti mokomiesi visur, o čia yra problematika krantinių projektavimas, uosto gilinimas, ekvatorijos priežiūra, vandens sauga, judėjimas, laivavedyba ir taip toliau, visa kas susijęs su šito miesto verslo specifika. Ministras pabrėžė, jog svarbu, kad laivas neatneštų nuostolių ir universitetas galėtų pats jį išlaikyti. Klaipėdos universiteto rektorius antrina ministrui ir tikina, kad ilgainiui ši investicija ne tik atsipirks, bet ir atneš finansinės naudos. Mes kol kas jį išlaikysim iš savo universiteto lėšų, bet paskui bandysim dalyvauti įvairiuose programuose, ministerijų programuose. Ir tikimės aktyvaus dalyvavimo ir kitų ministerijų žinybų. Tai liečia ir aplinkos apsaugos ministerija, galbūt ir krašto apsaugos ministerija. Su šitų ministerijų pagalba, aš manau, mes išlaikysime. Vienas universitetas, aišku, mums būtų brangu. Laivo vertė 33,5 milijono litų. Tai pirmoji ir vienintelė tokia daugiafunkcinė laboratorija Baltijos šalyse. Mintis padės eiti pirmin jūros mokslų srityje ir universitetui išplaukti į tarptautinius vandenis. Laivas pasitarnaus ne tik moksliniams tyrimams, bet ir studijų procesui.